Ar Briuselis apgynė Sakartvelą, kada rusai įvedė kariuomenę? Ar Briuselis turi dantis bet ką apginti? Ir kas šiuo metu pasaulyje yra karinė galia, kuri gina laisvę ir demokratiją be Amerikos? Kuomet aš buvau viceministras, kada Sakartvelą rusai okupavo, aš buvau Briuselį. Vienintelis. Viceministras, kuris prieš tai protestavo. Vienintelis. Visi Briuselio biurokratai su Sarkozy planu reikalavo atšildyti santykius su Rusija. Vienintelė Lietuva priešinosi šitam dalykui. Briuselis neturi dantų ir iki 22 metų iš esmės kelia klupščiavo Rusijos režimui. Kada Briuselis turės dantų, Dainiau, mes galėsime taip šnekėti. Šiuo metu taip šnekėti yra lengva, kritikuoti Trumpą yra labai lengva, bet tai nėra labai protinga. Būkime žydai šitam kontekste, mes lygiai taip pat kaip žydai turime labai gerus priėjimus Vašingtone, mes žinom kaip dirbti ir su demokratais, ir su respublikonais, ir apsisaugokime visų pirma savo ir Ukrainos nacionalinius interesus. Gerai, kad jūs nesat prezidentas, gerai, kad ministras Valionis nėra šiuometinis Valionis, bet jeigu jisai taip pakalbėtų, kaip šiandien pakalbėjo studijoje, jam baigtųsi susitikimai Vašingtone tą pačią minutę. Deja šiandien, tiksliau ne deja, o laimiai, mūsų užsienio reikalų ministras buvo antrasis užsienio reikalų ministras, kuriam paskambino Marco Rubio. Šiandien jie kartu su Netanyahu yra Vašingtone ir derasi dėl mūsų saugumo interesų. Ir tai yra teisinga. Tai nereaguokime paviršių, žiūrėkime į gelmę ir kaip visą Amerikos karinę jėgą nukreipti prieš Putiną. Ir patys nepadėkime Putinui izoliuoti Amerikos nuo mūsų regiono ir suskaldyti mus kartu su Kinija.